Tie, kas domitės asmeniniais skaitimais, užsukite į svetainę mėnuliotaro.lt. Ten matysit visą informaciją dėl asmeninių skaitimų. O dabar žinutė žuvims. Ką sako jaunatis žuvims? Žinutė sudėtinga, nelabai yra laiko gilintis konkrečiai į situaciją, bet priimtas sprendimas ir labai aiškiai matoma kryptis veda ne ten, kur jūs įsivaizduojat, kad tai nuves. Kai kurie iš jūsų galbūt esate įsipareigojime arba galbūt turit šeimą arba turit santuoką ir jūs traukia eiti kažkokio žmogaus link ir jūs pasiduodat tai traukai. Kai kurie iš jūsų galbūt karjeros srityje matote galimybės, kurių norite siekti, kurių link norite judėti. Tai nėra teisinga kryptis. Tam, kad jūs žinotumėt, kokia kryptimi jūs norit judėti, patarimas yra nekonfliktuoti, eiti į kompromisą, nekultivuoti jokios konfliktiškos energijos apskritai šiuo metu savo gyvenime, stengtis išbūti čia ir dabar. Jeigu tai yra 3 šalių situacija, patarimas yra būti šeimoje, rinktis šeimą, rinktis tai, ką jūs jau sukūrėte iki šiol. Tai nesu tikra, kas tai per situacija yra, bet faktas, kad nustatyta kryptis nėra teisinga kryptis. Tai patarimas yra būti ten, kur jūs esate išties laimingi ir stabilus. Kai kuriems iš jūsų galbūt patarimas yra atsiremti į mamą arba į savo šeimą, ar ne, bet tikrai stabtelkit. Okay? Ramybės, balanso ir iki.